O kiek realiai kainuoja keliauti kemperiu? Labai priklauso nuo krypties. Kaip buvom Šveicarijai ir jeigu būtų reikėjo mokėti tose vietose, kur mes nakvojam su pupiu, žiūrėjau vienas viešbutis, kuris buvo, kaip tik mes pasistatė pupį ir tas viešbutis ir matom lygiai tą patį vaizdą. Aha. Tai atsimenu, nakvynės kaina buvo 1000 eurų. Ar teko nakvoti nelegaliai? Šveicarijai buvom vienoje aikštelėje pasistatę kemperį. Ir gavom baudą iš bažnyčios. Nes ta aikštelė priklausė bažnyčiai. O kaip tada randa tas nakvynės? Pagrindinė aplikacija, kur tikrai daug pasirinkimo, daug vietų, kur galima rasti tiek mokamą, tiek nemokamą parkingą. Kiek sudėtinga vairuoti patį kemperį, vaną? Aš nežinau, tu vairuoji ar tik tai šturmanų dirbi? Man porą kartų pavažiuoja Dainius ir po tos poros kartų nebeduoda važiuoti. Visi tave lenkia ir tu taip nuobodžiai ilgai važiuoji. Tiesiog atrodo kartais, kad stovi vietoje, kai tavęs sportinės kokios mašinas. Ir plius dar garsas pakankamai didelis. Tokia akimirka, kai sakėt, o dėl šito ir verta keliauti ant ratų. Gal atsimenat, gal buvo kažkokia tokia akimirka, kad ten wow. Labas, šiandien kelionių režimo studijoje Rūta ir Dainius, pora pasirinkusi keliones ant ratų, savo nuosavų kemperių. Jų istorija apie laisvę pabusti su vaizdu į kalnus, kavą prie ežero ir spontaniškus maršrutus be griežto plano. Tad šiandien ir pakalbėsime apie keliones kemperiais. Ar tai tik gražūs saulėlydžiai ir beribė laisvė, ar rimtas kantrybės išbandymas, o gal tokios kelionės pernelyg romantizuojamos? Kviečiu pasižiūrėti ir patiems nuspręsti. Tai labas Rūta, Dainiau, džiugu, kad sutikot atvykti ir pasidalinti savo van life istoriją. Ir labai nekantrauju, tad iškart ir pradėsiu nuo klausimo, kaip gimė sprendimas keliauti kemperiu? Ar tai buvo sena svajonė ar spontaniška idėja? Atsimenu, buvo COVID laikas. Ir mes žiūrėdavom video YouTube'ai, kaip keliautojai keliauja venais ir tada žiūrėjom vieną kartą, antrą kartą ir galvom, taip patys norėtumėm keliauti. Ir išvažiavom su Rūta, atsimenu, prie Kertosios ežero su palapinėm. Ir aš jau buvau užsidėjęs notificationą telefone, kad rodytų skelbimus kemperių venų. Ir mes tiesiog būnam prie ežero su palapinė ir ateina naujas skelbimas, kad Klaipėdoje yra senas 88 metų autobusiukas. Ir toks labai fainas, man patiko ir mes tiesiog susikrovėm daiktus ir nuvažiavom į Klaipėdą, apžiūrėjom ir tiesiog tą dieną nusipirkom. tą pačią dieną. Iš palapinių tiesiai į vaną. Jo, ir atsimenu, taip susižvalgėm į Rūtą, šitas ir pirkom. Jo, čia atrodo tokia tolima svajonė, turbūt daug kas pasvajoja apie tą van life ir turėti vaną. Tikrai pirmiausia galvojom apie konvertavimą ir tokį didelį projektą ir taip netikėtai gavosi, kad nusipirkom tiesiog seną vintažinį. O kodėl būtent nusprendėt pirkti, o ne pavyzdžiui nuomotis? Ar dabar pasižiūrėjus atgal, šitas sprendimas finansiškai vertingas, naudingas buvo? Kodėl turėti savo? Šiaip tai pirmiausia, tai turbūt siūlyčiau visiems protestuoti. Iš tikrųjų, nedaryti kaip mes, nepulti iš karto pirkti, bet prasitestuoti šitą keliavimo būdą. Įsinuomavus turbūt geriausia. O jūs nebuvot, bandę, jūs tiesiog iš karto nusipirkot ir bandom, ar ne? Jo, kažkaip žinojom, jautėm, kad aš nesutinku su tavim. Jeigu jauti galbūt pirkti. Jo, dėl to, kad žinai, kaip įsinuomoji, tai jo būna tokie labai gražus, nauji, iščiūstyti. Taip. O mes nusipirkom seną ir galėjom ten daryti, ką norim ir jisai ten turėjo ir problemų ir kažkaip kitaip yra. Tiesiog. Jo, ir tas ryšys kitoks su tuo automobiliu, nes turbūt naujo visiškai tobulo mes taip neįsimylėtume, kaip to savo vintažinio
su tam tikrom problemom, rūdim ir gedimais, kai tu įdedi daugiau darbo ir pastangų, kad ta mašina važiuotų ir kad tu su ją galėtum keliauti, turbūt kažkaip gal labiau ir vertina. Ir ta brangesnė. Darytume tą patį. Dabar grįžtumėte į tą vakarą prie Kertojos ežero, sėdit su palapinė, kartotume tą patį veiksmą, važiuotumėt, pirktumėt. Tikrai taip. Okay. O kada tada buvo pati jau ta pirmoji kelionė, nes jūs nusipirkot, kažkiek tai pasiremontavot, pasitvarkėt pagal save ir kur jau pirmą kartą išvažiavot? Mūsų pirma kelionė buvo į Pabaltijos šalis, tolimesnė, į Latviją ir į Estiją, pravažiavom visą tą pajūrio juostą Baltijos jūros. Ir dar persikeliame į Saremų salas. Tai turbūt tas iki Talino ta kelionė buvo toksai pirmoji ta ilga kelionė, kur patyrėm, ką iš tikrųjų reiškia gyventi autobusiuke. Dar tokia maža smulkmė, aš prie Saremo salų, tada tau pasipiršau. Taip. Geras, kaip fainai. Kaip suprantu, sutikai. Kaip matau, sutikau. O dar mačiau, kad kemperiui ir vardą net davėt. Jau visiškai kaip šeimos narys. Pupis. O kodėl Pupis? Mes kai buvom prie Kertosios, tada grįžom prie Kertosios su savo kemperiu. Ir galvom, kokį čia jam vardą duot. Ir tada kaip tik buvo labai žvaigždėta naktis, žiūrėjom į žvaigždyną ir buvo taip, kad mes kažkaip pradėjome ieškoti vardų ir vienas iš žvaigždynų pavadinimų yra Pupis. Tai kažkaip, galvom, visai tiktų mūsų Venui tas pavadinimas, tai tiesiog taip ir įdėjom. O kiek realiai kainuoja keliauti kemperiu, jeigu reiktų pateikti skaičius, tai brangu, pigu, kokia jūsų nuomonė, kokia patirtis tiksliau? Nes vis tiek keliaujat, kaip suprantu, ir ne tik kemperiu, turit ir tas, standartinės keliones, bet jeigu taip lyginant, kas jums pigiau gaunasi, ar turėti savo vaną ir keliauti su juo, ar geriau visgi rinktis skrydžius? Turbūt didžiausia išlaida yra kuras. Tai, aišku, visą laiką keliaujant mašiną, bet kokiu būdu tu išleisi daugiausia ant kuro. Aišku, labai susitaupo vien dėl to, kad nereikia mokėti nakvynės kainos, nes mes labai retai gyvenam kempinguose, dažniausiai kažkur miegam gamtoj, off-grid, sakykime. Be kažkokių patogumų, tai ta kaina tikrai yra maža, nežinau, įvardinti. Labai priklauso nuo krypties. Pavyzdžiui, jeigu kaip buvom Šveicarijai ir jeigu būtų reikėjo mokėti tose vietose, kur mes nakvojam su Pupiu už nakvynę, tai aš netgi žiūrėjau vienas viešbutis, kuris buvo, kaip tik mes pasistatė Pupį ir tas viešbutis ir matom lygiai tą patį vaizdą, tai nakvynės kaina buvo 1000 eurų. Tai gal, o jums tik tai durelės atsidaro ir paprašau vaizdelis. Bet jeigu taip pasižiūrėt, kažkada esam skaičiavę, jeigu įsinuomotum kemperį ir tarkim keliautum į viešbučius, mokėtum už nakvynę viešbučiuose, tai ta suma plius minus yra labai panaši. Tai tiesiog tik tai skiriasi pats keliavimo būdas. Kad tu turi laisvę jau tada rinktis, kur išstoti. Sakėt, kad retai renkatės jau tuos kempingus, daugiau tokias off-grid vietelės. Tai kaip suprantu, ar teko nakvoti nelegaliai? Kažkaip stengiamės jau, kur yra labai aiškus ženklas, kad venų kemperių parkuoti negalima, tai stengiamės ten nesiparkuoti ir neatsidurti tokiose vietose. Dėl to labiau patinka kažkokios gamtos vietos, kur turim tiesiog
laukinę gamtą labiau. Bet tenka, aišku, ir miestuose nakvoti, kur visą laiką būna toks truputį galbūt ant klaustuko, kiek yra legalu, kiek ne, nes labai priklauso nuo šalies, tiesiog įstatymų, kiekvienoje šalyje yra kitaip. Tai kai kur yra labai griežtai, pavyzdžiui, Šveicarijoje ir kai kur yra labai negriežtai, pavyzdžiui, Lenkijoje. Tai vat, jo, labai priklauso dar nuo to, kur Bet nemalonumų neteko Tai dar Šveicarijoje susilaukti. mes Policija buvom- nepasibeldė dar kol kas niekas. Šveicarijoje buvom vienoje aikštelėje pasistatę kemperį ir gavom baudą iš bažnyčios, Bažnyčios. nes ta aikštelė priklausė bažnyčiai. Tai buvo labai juokinga, buvo toks vokelis, iš to vokelio išsiėmė raštelį ir parašyta, kad reikia susimokėti grinais baudą ir tada ten parašyta, kur įmesti į kokią dėžutę. Tai, žodžiu, viską taip ir padarė. Ir, pavyzdžiui, Bet ten ranka gal dar parašyta, ar atspausdinta? Suma buvo įrašyta. Atspausdinta jau, bet suma įrašyta ranka. Kokia suma buvo? Nedaug. Nedaug. 20 gal eurų. 20 eurų, bet lyginant Šveicariją, jeigu būtų bauda, ta normali bauda, tai turbūt dar kokį 1-0 reikėtų prirašyti. Jo, mes tiesiog viršijom parkavimosi laiką, nes stovėjom, aišku, ten 24 galbūt valandas tą aikštelį ir tiesiog pasirodo, buvo limitas. Ir buvo pagrasinta, kad jeigu nesumokėsim tos aukos bažnyčiai, tai tada mus perdasim kitom institucijoms. O kaip tada randat tas nakvynės, kaip ieškot, kaip surandat? Naudojatės kažkokiais appsais, programėlėm? Jo, visiems žinomas, turbūt bet kas gyvena kemperį arba autobusiuką paklaustum, tai visi turbūt atsakytų Park Fortnite. Tai yra Čia pagrindinė. Pagrindinė aplikacija, kur tikrai daug pasirinkimo, daug vietų, kur galima rasti tiek mokamą, tiek nemokamą parkingą. Ką būtina žinoti prieš pirmą kelionę, prieš pirmą išvažiavimą kemperių? Kokias klaidas galbūt patys padarėt prieš pačią pirmą kelionę? Atsimenu, mūsų atveju, kad buvom nenusipirkę tepalų, nes buvo techninių problemų, bet čia tiesiog toks labiau mūsų atvejs. Kažkaip man ta pirma kelionė tokia sklandė, atrodo, gal po to atrodo daugiau iššūkių būdavo. O kokie po to tie iššūkiai? Tarkim, kaip mes važiavom į Šveicariją, į tą pačią Šveicariją, dar Lietuvoje, ties Lenkijos sieną, grinai jau turim išvažiuoti iš Lietuvos, dingsta šviesos autobusiukė, valytuvai nebeveikia, ir pirma mintis saugiklis tikriausiai. Pasižiūriu saugiklio bloko, tikrinu tos saugiklius, viskas gerai. Tada žiūrėt, kas ne taip visur ir sukau lemputės, tikrinu, kaip ir viskas gerai. Ir po to Rūta man rodo, bet klausyk, čia tikrai turėtų būti gal saugiklis, dėl to, kad būtent tas yra vienoje vietoje, kur parodyta, kad tai neveikia kaip tik valytuvai, šviesus ir panašiai. Tai pasirodo, kad ten buvo saugiklis, bet kažkaip tie senoviniai saugikliai, jie net nesimato, kad jie sudegę ar pažeisti. Tai gerai, kad dar buvom užsipirkę saugiklių iš anksčiau, nes juos labai sunku gauti, nes jie tokie senoviniai ir žodžiu, ne visur jų rasi, tai turėjom dar vieną saugiklį, įdėjom ir tada pradėjo viskas veikti. Tai va, taip irgi jau iš karto atsimenu, tuo momentu reikia plano B, tai tada reikia, negalim važiuoti į Šveicariją be šviesų ir be valytuvų. Tai taip ta kelionė, atsimenu, tokia prasidėjo. Kur galvojom, kad nebeišvažiuosim ir galvojom, kaip mes galvojom važiuoti į vieną brangiausių šalių Europoje ir jau sugedom Lietuvoje. Tai toks buvo kažkoks išaugęs nepasitikėjimas automobiliu, kad galbūt net čia bloga, nes visi mums sakė, kad ką jūs savo galvojat, kai jūs važiuojate ten į vieną brangiausių šalių, jeigu jūs sugesit, bus didžiuliai kaštai. Ir jeigu ten reikės remontuotis. Kažką, tai mes net pradėjom gal čia keisti šalį, gal nebevažiuoti iki ten, galbūt galvoti kitą apskritai būdą, jeigu mes jau čia dabar sugedom. Baimė tokia atsirado. Jo, bet tai kažkaip susitvarkėm tas gedimas ir tada galvojam, čia ženklas, kad turėtų viskas būti gerai ir išvažiavom.
O kiek sudėtinga vairuoti patį kemperį, vaną? Aš nežinau, tu vairuoji ar tik tai šturmanų dirbi? Porą kartų pavažiuoju Dainius ir po tos porą kartų nebeduodu važiuoti. Tai vat klausimas nesudėtinga, bet žmogus nebandė, svarsto, gal išsinuomosiu, gal varom su kemperiu. Vat, koks tas nusiteikimas, kad paprasta, lengva, viskas bus gerai, ar vis dėlto yra tam tikrų niuansų? Tie, kurie nuomuojasi, tai tikriausiai ten jau vėl būna tie gabaritai labai dideli. Taip. Pas mus autobusiukai šiek tiek mažesni tie gabaritai, bet, čia, kaip čia pasakyti, su pupiu yra taip, kad maksimalus greitis yra 90 km/h. Ir automagistralė važiuoti yra labai blogai. Tai mes tada stengiamės važiuoti kažkokiais tai keliukais nemokamais, kad gal ir ilgiau važiuojam, bet gražiau ir tiesiog mėgaujamės tą kelionę. Tai va, tai šitas dalykas. O blogai dėl ko? Dėl to, kad lenkia visi. Sėdi, visi tave lenkia ir tu taip nuobodžiai ilgai važiuoji. Atrodo, kad stovi vietoje, kai tavęs sportinės kokios mašinas. Ir plius dar garsas pakankamai didelis, tai tiesiog burzgia, pupis, lėtai važiuoji, visi tave lenkia ir nuobodu. Tai jau ten visko, ir podcastų klausom, ko tik nedarom. Bet dėl vairavimo tai dar noriu papasakoti istoriją, aš nežinau, ir tu dar pameni, bet kai pradžiai nusipirkom, tai bėgiai yra pajungiami iš šono vairo. Tai nėra kaip įprastoji mašinoje, mes įpratę. Ir ten atbulinis įsijungia ypatingai įdomiai, kadangi tai iš šono tai turi valdyti. Tai pirmą mes nesupratom, kaip jungti atbulinį. Tai reiškia, kad mes galėjom važiuoti tik tiesiai. Taip, pirkimo momentų nebuvo parodė, bet po to jis sunkiai įsijungdavo. Bet, žinai, jisai parodė, tuo momentu jo, įjungi, viskas tvarkoja, laiko nebežinai vėl kaip įjungti. Jo, ir buvo, tai atsimenu, kur tai mes vos susisukom dėl to, kad negalėjom atbuliniai įjungti, šiaip netai. Ir dar vieną kartą buvo, kaip pavarų dėžė sugedo, irgi lygiai taip pat galėjom, nebuvo atbulinio, tai galėjom tik tiesiai. Ir reikėjo įsiparkuoti, tai Dainis būdavo, nuvažiuoja ten į gatvės galą, apsisuka ir tada įsibėgėja, kad įstatyti greitai į tą vietą parkavimo. Jo, tada mano parkavimo ypatumai labai pagerėjo. Jo, šiaip tikrai įgūdžiai auga, man atrodo, turintų tą baisiuką. Ar buvo momentų, kai pagalvojat viskas, gana, noriu normalaus dušo, normalios didelės lovos, užtenka? Mes iš tikrųjų buvo taip, kaip jau irgi vienoje kelionėje čia į Šveicariją, kaip keliavom, jau supratom, kad pervargom, tai tada nuvažiavom pirmą kartą į kempingą, atsimenu. Gal ne pirmą, bet užsienį, nes Lietuvoje esam buvo. Ir tada kažkaip ir ten į dušos buvo, ir atsimenu, tada taip nuėjom tos vakarienės pavalgėm ir taip kažkaip supratom, kad gal tikrai galim karts nuo karto ir tą viešbutį išsinuomoti ir tą kempingą nuvažiuoti. Mes patekom tik dėl to, kad mes jau norėjom statytis aikštelį ir prie mūsų priėjo žmogus ir sako, jūs čia nesistatykit, sako, aš užvakar pasistačiau savo veną ir man viską išvagė iš jo. Jis sako, jūs būtinai važiuokit į kempingą ir jau buvo vėlu tiesiog ir mes tokie gerai, važiuojam į kempingą. Čia dėl to padėjom, bet jo, iš tikrųjų buvo toks labai geras startas, nes tai degalinių dušai ir ežerai nėra turbūt pats didžiausias patogumas, tai tikrai reikia jo tų tokių poilsio dienų ir išsipilti ir pilką vandenį ir pasipildyti švaraus vandens. Tai tas tikrai, jo, kempingai dažniausiai turi tas infrastruktūras, tai yra neblogai, kas kažkiek tai laiko nuvažiuoti, tokį jo atsinaujinimą visą pasidaryti veną. Arba net įsinuomoti viešbutuką, ar ten kažkokį kambarį su skalbenkė ir įsiskalbt rūbus ir tiesiog pabūti dieną ar dvi, tiesiog restartuotis. Kaip atrodo ta, pavyzdžiui, viena
kelionės diena nuo ryto iki vakaro su visais nepatogumais. Va, tarkim, atsikeliat. Nu, va, kaip atrodo ta visa diena? Kaip jūs planuojat? Prasideda nuo to, kad mes turim daug šitos venę. Tai labai smagu, nes kadangi maža erdvė, bet pavyzdžiui, nėra būtina man atsikelti ir Dainius jau išlipęs iš lovos gali išvirti kavos. Galiu. Ir verda. Tai šitas vienas iš didžiausių dalykų, kodėl mums labai patinka mūsų būtent venas, kad yra tie du aukštai, kas suteikia tikrai labai daug erdvės ir tokia, tikrai turim tos mini namus iš tikrųjų. Du aukštai, tai šiaip vienas aukštas, bet tiesiog lovos aukštą mes vadinam. Nusileidžia ir jinai gali vėl pakilti. Taip. Tai gaunasi daug štai. Tai ir prasideda turbūt nuo kavos, nuo pusryčio ir tada jau žiūrim, iš tikrųjų dažniausiai tą pačią dieną žiūrim maršrutą, prigerdami kavą ir galvojam, ką šiandien veiksim ir kur važiuosim toliau. Aišku, jeigu dar priklauso kokiai vietoje esam, jeigu esam kažkokioje gražioje gamtos vietoje, tai visas tas persikelia į lauką, jeigu kartais tenka ir ten aikštelį miegoti ar mieste, tai tiesiog jau tada pačiam pupi gyvenam. Tai, kaip suprantu, vis tiek dar tuos planus koreguoja ir oras, ir nuotaika, nes jeigu lyja, o tikrai, pavyzdžiui, visą dieną lyja, tai esat kažkur tai ar ne. Kaip tada? Važiuojam ten, kur savo. Jo, buvo mums tokia, atsimenu, kaip planavom likti Zakopaniai ir pasižiūrėjom, kad visą dieną lyja ir tada pasižiūrėjom, kad Slovakijoje, kas buvo visai netoli ten apie kokį 50 km, gal biškį daugiau, saulė šviečia. Ir tiesiog pakeitėm planą ir važiavom ten, tai čia irgi tokia prabanga keliaujant su kempervenu, su kemperiu, ta yra, kad tu visada turi galimybę keisti savo planus. Laisvės tas yra. Taip. Ar kemperis labiau suartina, ar kaip tik išbando santykius? Ar buvo kilęs konfliktas? Kaip? Mūsų atveju turbūt labiau suartina, bet čia labai priklauso turbūt nuo žmonių, nes mes su Dainium esam gyvenę studijo butuke 17 kvadratinių metrų, tai turbūt mus paruošė jo gyventi mažoj patalpoj kartu ir kažkaip mums tinka tas mažos erdvės, ta prasme, kad ir tu turi mažą erdvę, bet kas galbūt su autobusiuku smagu, kai tu esi gamtoj, tu realiai kaip turi lauką visą pasaulį. Viduj erdvės mažai, bet aplinkui visi laukai. Būna kartais tiesiog norisi pabūti atskirai, išeini toj gamtoj kažkur, aš pabėgiot mėgstu, tai būna išbėgu, tada būna irgi ten sakau, Rūta bėgau, ten Slovakijoje irgi pilį pamačiau, bebėgdamas, tada ėjom su Rūta iki tos pilies. Tai jo, taip, atrodo, kad erdvė maža, turėtų kaip tik kenks santykiam, bet mūsų atveju taip nėra. Jo, ir tas galbūt, kad dar turim, tu labiau galbūt ten techninę pusę rūpinėsi, aš ten... Ja, tas pareigų turėjimas, manau, irgi padeda. Jo, kad nėra tos pas mus maišalynės, turbūt, kur galėtų kilti konfliktai, nes mažoje erdvėje. Šiaip pas mus buity dažniausiai namuose yra taip, kad mes abudu nemėgstam gaminti valgyti, bet dažniausiai gamina Rūta valgyti. O aš tada būna, kad sutvarkau indus, išplaunu, įdedu indaplą, žodžiu, pasirūpinu, kas lieka po to. Tai kemperį yra taip, kad Rūta irgi pagamina, aš tada mėginu kažką veikti, kokius tepalus patikrinu, tarp kitko, kad ten nesimaišyti. Ir po to yra ta dalis, kad reikia irgi išplauti indus. Mažoji kriaukliai. Bet indų plovimas ir dar kaip tu neturi vandens pakankamai. Tai Rūta išmoko ten tos perpilinėti iš vieno puodo į kitą, kad perplaut indus. Tai žodžiu, palieku šitą vietą irgi. Dainius bandė plauti indus ir po to pirmo plovimo, kai mums ten beveik nebeliko vandens, aš supratau, kad nuo to laiko aš turėsiu plauti, nes reikia be galo taupyti vandenį. Tai jo, bet čia reikia truputį pažaisti su tais indais. Ir ką norėjau pasakyti, kad kaip mes turėjom čia šitą kelionę, kur daugiau gaminom, taip pavargom.
pavargom ir tada kažkaip kitą kartą, kaip keliavom, tiesiog važiuodom į prekybos centrą, nusipirkdom kokių salotų, jau pagamintų, jo, suvalgydom. Ir nesukdom galvos, tai irgi labai pajaus reikia, jeigu jau jauti, kad kažkaip ten užsibuvai toj buity, nes tikrai ten gaminimas užtrunka, tada dar sutvarkymas ir toks jo. O ar buvo tokia akimirka, tai tikriausiai buvo, nes sakėt, neparduotumėt pupio ir kartotumėt tą patį, tokia akimirka, kai sakėt, nu va dėl šito ir verta keliauti ant ratų. Gal atsimenat, gal buvo kažkokia tokia akimirka, kad ten wow. Man tai visada yra dvi akimirkos. Viena akimirka yra, kaip jau su Park Fanite surandi tą vietelę, kur įsikuri ir dažniausiai būna vakaras ir tada matai kaip saulė, matai saulėlydį. O kita akimirka yra, jeigu nuvažiuoji naktį per Park Fanite kažkokią vietą ir ryte atsikeli ir tu pamatai, kokioje gražioje vietoje esi. Ta pati pirmą rytinį vaizdą. Ir tada taip galvoju, kiek tau gyvenime nedaug reikia. Tiesiog tu esi autobusiukė, keliauji, tų išlaidų irgi nėra sąlyginai daug. Tiesiog labai, labai faina. Jo, man atrodo, kad tokių momentų labai daug šiaip yra buvę keliaujant su Venu ir turbūt kiekvieną kartą, kai išvažiuojam, būna toks, wow, mes turim namus, su kuriais gali atsibusti su nuostabiais vaizdais, su ežeru, su kalnais. Ir tu vis tiek esi namuose, tu turi savo visus daiktus ir iš tikrųjų, jo, kaip ir sakė Dainius, supranti, kad tiek nedaug reikia, kad kokie, kad tie įspūdžiai atperka tos kažkokius nepatogumus, tą vietos galbūt trūkumą ar kažkokių patogumų nebuvimą, tai ta laisvė ir ta gamta nuostabi ir ta galimybė jo atsibusti tikrai bet kurioje vietoje ir jeigu nori lyja išvažiuoti į kitą vietą, tai didžiulė dovana. Ir dar nėra turistų aplinkui. Čia dažniausiai tai pasitaiko taip, kad nebūna, ar tyčia ieško tokių vietų, kur ir nebūtų jų? Dažniausiai ieškom, kad nebūtų. Jeigu ir būna, tai būna irgi tokie pat keliautojai, kur dažniausiai jų nebūna daug. Arba surandam šis vietą, kur būtumėm tik tai vieni. Aš žinau, kad jūsų šeimą papildė dar vienas narys, tai Vėja, šuniukas. Kaip pasikeitė jūsų kelionės atsiradus Vėjai? Ar jau tapo sunkiau planuotis maršrutus, ar niekas nepasikeitė taip pat? Tai mums labai turbūt pasisekė, nes turim šuniuką, kuris mėgsta keliauti. tai jo, iš tikrųjų, kai tik pasiėmėm Vėją, tai vienas iš pirmų tokių dalykų buvo supažindinti ją su pupiu. Tai pradžiai nežinau, ar jai tiesą pasakius labai patiko, nebuvo, kad labai nori ten eiti ir turbūt nesuprato, ką mes čia darom toj mašinai. Bet kai pradėjom, jau išvažiavom, kai pradėjom keliauti, tai jo, jinai labai karališkai turi savo visą sofą. Tai manau, kad jinai užskaitė tą keliavimo būdą, nes tikrai patogiai šuniukais keliauja. Ir ką jinai daro, tai jai labai, turbūt užsibuoja tas važiavimas, jinai tiesiog miega ir labai džiaugiasi kelionę. Ir jai labai patinka eiti į gamtą, į žygius. Tai manau, kad jai atitiko tas mūsų gyvenimo būdas ir keliavimo būdas. Jo, bet čia kaip Rūtas sakė, mums pasisekė dėl to, kad būna šunys, kurie nemėgsta važiuoti automobiliu ir tada tiesiog negali keliauti. Tai šitoj vietoj viskas okei. O dėl kas dar pasikeitė dėl kelionių, tai... Ne visur galbūt galima su šuniukais, tai ar netrukdo jum, ar netapo sunkiau, netapo sunkesnės tos kelionės? Ar neatsirado daugiau iššūkių? Atsirado. Kopėm, atsimenu, į kalną ir ties gražiausia vieta ženklas, kad šuniukams eiti draudžiam. Tai vat, jo, neapsisukom tada. Ėjom toliau, kažkaip, labai buvo gaila apsisukti, tiesiog paignoravom.
ėjom toliau. Bet su pavadėliu, su antsnukiu, tai saugiai. Plius po to karto supratom, kad yra tie draudimai ir nemažai kur ir tada jau daugiau domėjomės tiesiog, kas jo, turbūt, ką tai reiškia keliauti su šuniu, taip, tu turi iš tikrųjų žymiai daugiau pasidomėti ir žiūrėti ir naujausius įstatymus, nes dažnai būna, kad jie keičiasi. Tai, pavyzdžiui, Slovakijoje ten nesenai prieš kelis metus yra uždrausta lipti į aukštesnės viršūnės, tai reiškia, kad, iki medžių linijos galima su šunimis, o jau toliau nėra galima, yra draudžiama, tai visos tos gražiausios vietos, tos nuostabiosios kalnų viršūnės realiai yra uždraustos šunims. Tai teko tiesiog irgi pasikonsultuoti ten pasisekė, kad turizmo informacijos centre buvo žmogus, kuris turi šunį ir mėgsta žygius. Tai tiesiog mums nurodė jau tos maršrutus, kur būtų galimybė užlipti. Ir tada dar plius padarėm kaip tik iššūkį, pamainom į viršūnę su Dainium. Po vienas su šunim lieka, vienas viršūnė, tai buvo toks irgi iššūkis, kas greičiau užlips. Ir tu mane aplinkė, negalėjau patikėti, 1 minutę. Tai tikrai tas, kad turi pasidomėti prieš važiuodamas į kelionę su šunimi, nes irgi labai priklauso nuo šalies, nuo parko, netgi to pačio įstatymų. Jei žmogus dabar svarsto pirkti ar visgi nuomotis kemperį, kokius 3 nepatogius savo klausimus jis turėtų užsiduoti? Čia geras klausimas. Turbūt pirmas, kiek svarbu turėti nesibaigiantį vandenį, dušą, didelę kriauklę. Kiek ilgai aš galėčiau išbūti su tais. Kiek be to galima išbūti, nes yra tas tikrai momentas, kad kartais dušas tiesiog būna šlapias ir vetėlas, nes nėra kur. Dažniausiai jo. Nes, aišku, smagu, kad Europoje infrastruktūra tikrai plečiasi ir tų patogumų keliaujant su mašina, su kemperiu tikrai daugėja. Tai yra ir nemokami dušai iš tikrųjų daug ir degalinėse įrengtas ir tikrai visur smagu, kad tvarkinga ir švaru ir nėra kažkokios didelės problemos ties tuo klausimu, bet kai esi gamtoj, esi kažkur off-gridu, tai dažnai tas dušas būna ir ežeras, dažnai dušas būna ir jūra arba upelis, tai turbūt turi galėt užbūti su kažkokiais tais nepatogumais ir nežinau žmonių, kuriem būtina yra turėti dušą čia ir dabar, Tai čia turbūt toks vienas iš didžiausių dalykų, kur reikia prie to nepatogumo būti tiesiog būti su tais nepatogumais. Ir jeigu galvoji ar nuomotis, ar pirkti, ir šiek tiek pergyveni dėl trinties šeimoje, nežinau, jeigu vaikai yra, tai iš vis gali būti daugiau trinties. Tai tuo atveju gal ir gerai išsinuomoti, pasižiūrėti, kaip apskritai jauties mažoje erdvėje. Nes jeigu jau nusipirksi, tai jau po to turėsi ir keliauti. O finansiškai, nes vis tiek kainuoja išlaikymas, ar ne, ar remontas, visokios ten detalės ir panašiai, ar finansiškai, kaip manot, gal verta labiau nuomotis visgi, ar jeigu turėt savo, tai irgi turėt minty, kad tas kainuos. Kaip jūs, kokia jūsų praktika, kur jūs laikot pupį, kiek tai kainuoja, kaip dažnai reikia ten paremontuoti kažką, ar ir problemų, ar tiesiog ne, viskas labai gerai. Pirmus 2 metus, tai mums problemų kažkokių techninių beveik nebuvo, minimaliai. Po to jau pradėjo... Ar apskritai brangus tas išlaikymas, ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju. Gerai, pakalbėkim skaičiais. Pupis mums kainavo prieš 5 metus, mes įpirkom, tai kainavo tik tais 4 000 eurų. Tai tikrai nėra didelė suma, jeigu ten pasižiūrėsi, kiek kainuoja kemperiai. Tai mes į jį esam suinvestavę, turbūt per tą laiką tiek pat pinigų, tai čia per 5 metus. Tai jeigu pasižiūrėsi
8 000 eurų per 5 metus, tai galimai viena gera kelionė kažkur tai su viešbučiais. Jeigu į kokią Šveicariją važiuoji, tai dar daugiau. Tai vat atsakymas. Jeigu tu perki seną autobusiuką ir nebėjai sugesti, tai ir tinka tas toks keliavimo būdas. Jo, pirkdama seną, aš manau, tas ir yra, kad tu galbūt sumokėsi mažiau, bet tada jau turi būti pasiruošęs investuoti į gedimus, į taisymą jo. Tai čia tokia tiesiog, mes buvom turbūt nusimatę tą ir žinojom, kad nebijojom to, kad mūsų tas taisymas gali kainuoti ir keli tūkstančiai, jeigu kažkoks yra didesnis gedimas. Tai tiesiog turiu turėti jau omeny prieš perkant, kad tai bus, tai neišvengiama perkant seną automobilį. Žinoma, kitaip yra kaip perki naują, tai jau tada visiškai kita suma, bet turbūt tas yra, kad tu tada išvengi gedimų ir tu vėlgi, esi saugesnis. Tai čia toksai turi pasvertą kainą. Taip, ir aišku, žinoma, komfortas ir tas greitis važiavimo. Tai... Kai pamatai, kokie yra dabartiniai kemperiai, kemperiai, tai tikrai kaip bute. Taip, visi patogumai, Taip. O nekilo mintis, kad, gal tiek to, parduodam tą pupį, perkam naujas visais patogumais. Ar ne, ar kažkaip, kaip tik norisi. Sentimentų jau yra. Gal buvo minčių tokių, kad kažkada esam kalbėję, kad parduot pupį ir tada visur reikia nusipirkti, kad būtų galima įvažiuoti off-grid ir pasiekti kažkokius taškus, kur su pupiu negalim pasiekti. Čia gal tie, kur dar galia tokia kaip namukas, toks kaip priekaba, ar ne? Visokių variantų yra, bet iš esmės, kad pravažumas būtų geresnis. Labiau tas su palapina ant viršaus. Taip. Tai gal buvo tokių minčių, bet ne dabar. Kada jos atsirado, gal kokia buvo situacija, jau nepatogi, ar tiesiog svarstėt? Jo, būna, kad vis tiek mes važiuojam tais asfaltuotais dažniausiai keliais ir kartais taip atrodo, norėtųsi nusukti kokį ten miško keliuką, kur yra sunkiau pravažiuojama ir kur galėtume pasiekti kažkokias dar atokesnes vietas, kur... Bet nepavyksta, nerizikuojam, nes vis tiek nors ir turim visai gerą pravažiuotumą, bet neturim 4 varomųjų ratų, tai va šitoje vietoje taip. Bet kad iškeisti pupį į naują, tai tikrai nebuvo minčių, nes kaip ir minėjom, toks šiek tiek kaip šeimos narys gaunasi, kai turi seną automobilį, nes jį tenka prižiūrėti žymiai labiau. Ir turbūt tas jausmas irgi yra, kad tokia, nežinau, galbūt ir tas, kad labiau tiesiog nuotykis turėti seną automobilį, nes mes niekada nesam tikrai, ar mums nieko nenutiks, ar mes nesugesim. Ir kai mums pasiseka ir mes parvažiuojam sėkmingai, tai kažkoks būna toksai didesnis turbūt džiaugsmas, negu važiuojant tiesiog su nauja mašina, kur žinai, kad viskas turbūt bus sklandžiai. Tai aišku, irgi visko nutinka, bet tiesiog ta rizika, kad kažkas galbūt bus blogai, yra didesnė važiuojant su senu automobiliu. Bet man atrodo, kad mums tas tinka, mes tą riziką prisiemam ir tiesiog suprantam, kaip neišvengiamą dalį. Kaip Šveicarijai tunelį užskaito variklis kamšti bebūnant. Tai šiek tiek buvo baisoka, bet kažkaip sėkmingai pasibaigė tada, atsimenu. Jau galvojam, kad teks stoti į kelkraštį, kurio nėra. O kaip su saugumu, nes vis tiek minėjot, kad kartais nakvojat ir tokiose visiškai off-grid vietose nebuvo, neteko jau ten baisu, kad kokie ten gyvūnai užpuls laukiniai ir panašiai. Ir nebuvo tokių situacijų, kur jau išsigandot, pavyzdžiui, kažko tai. Arba miegojot neramiai. Labiau baisu yra turbūt kaip kažkur mieste liekam prie miesto, kada kažkas vaikšto aplinkui. Tai tada, o gamtoj kaip esi, žinok, tokia ramybė, kad ten kokie gyvūnėliai prabėga, kažkaip, nežinau, ar tau baisu būna. Gal vienintelis kartas, kurį taip atsimenu, irgi, kad gamtoj, tai prie jūros, kai miegojom Latvijoje, kad buvo didžiulė audra ir
Ir nu tada taip. visi medžiai, tos visos pušys aplinkui tiesiog ošia ir viskas be galo girdisi, kai miegu automobilyje. Tai toks galbūt buvo nejaukus, bet jo, turbūt vis tiek žmonės yra baisiau, kurie atvažiuoja ten į aikšteles naktį, leidžia muziką ir taip toliau. Tai turbūt, o dėl gyvūnų tai ne, dėl to, kad tai vis tiek nėra palapinė, tai mes esame apsaugoti sienom. Tai tas turbūt irgi iš tikrųjų labai suteikia saugumo jausmą, palyginus miegojimo palapinį ir miegojimą kemperiai. Jeigu viena fraze reiktų apibūdinti, ką jums duoda keliavimas, apskritai tas van life'as, ar ne, ką duoda, ką suteikia tokio? Laisvę būti ten, kur toj vietoj, kuri mums teikia džiaugsmą. Aš gal kaip ir anksčiau minėjau, kad prabanga yra, žinai, ne kažkoks labai luxury viešbutis, o prabanga yra keisti maršrutą čia ir dabar. Tiesiog tu būnant su kemperiu gali tą daryti, turi tą laisvę. Tai va ta laisvė ir suteikia tą jaudulį ir ta kelionė visai kitokia būna. Nes mes tikrai su Rūta pasiplanuojam plius minus kelionę, bet būna nukrypstam nuo savo plano dėl to, kad fainiau yra, taip, arba tiesiog pamatom kažkokią tai fainą vietą, kur tuo metu norim nuvažiuoti. Tas jaudina. Tai kad laisvės daug ir kad jinai jums, kad čia gal didžiausias tas privalumas ir nauda, o ar teko keliauti ne vieniems, turiu mintį, su draugais, artimaisiais, ar jūs tik dviese? Dabar aišku yra ir vėja, bet vis tiek ar teko keliauti su kompanija? Būtent su mūsų pupiu, ar ne? Arba su pupiu, arba apskritai kemperį, nes aš tai turiu istoriją, kai teko keliauti su draugais, 2 šunys, 2 vaikai, mes 4, tai jau į savaitės pabaigą tikrai buvo taip jau įtampos buvo atsiradę, nes maža erdvė, visi vienoj krūvoje, jeigu reikia persirengti ir panašiai, tai kažkas turi išeiti, praeiti sunku, tai jau ta tokia trintis jautėsi ir kažkaip supratom po tos kelionės, kad jeigu kitą kartą ir nuomosimės, tai 2 atskirus kemperius. Tai va, tarkim, mano patirtis tokia, ar jūsų atveju buvo tokių kelionių, ar jūs tik dviese keliavote? Mes dažniausiai keliaujam dviese, turbūt tik tai Lietuvoje yra pas mus, mes, kaip sakom, turim svečių lovą. Dėl to, kad apatinė sova, jinai įsiskleidžia ir galim priimti. Tai viso 4 gali. Priimti svečius, gali 4 žmonės miegoti, plius šuo, nes jau esam išbandę. Bet taip, tik tai Lietuvoje ir tik tai trumpą laiką, tai nesam kažkokio didelio tripo, turbūt ir nesiryžtume daryti irgi su kompanija, bet jeigu taip stacionariai kažkur būni, ten prie ežero, tai 4 tikrai galima, bet irgi priklauso nuo oro labai, nes visa esmė turbūt tai, kad tu turi tą didelę lauką, kai tu sustoji, bet viduje neturi daug vietos, tai tikrai ta trintis yra nemaža, nes labai iš tikrųjų turi strateguoti. Tai kas dabar lipa į ten, kad aš galėčiau ištiesti tą lovą, tada kažkaip perlipti ten į priekį, po to iš priekį į galą, tiesiog turiu tada sustrateguoti tą judėjimą. Į tualetą nori nueiti, tai turi perlipti kažką. Taip, nori tualetą, turi kažko bandyti neprižadinant ten perlipti. Tai toks jeigu reikėtų keliauti savaitę, 2 ir tarkim 4, aš tai sunkiai įsivaizduočiau. Taip. Tikrai sunkiai. Būtų per daug trinties. Nebent tai kažkokios buvo, tikrai buvo tos trinties ir sakau, aš čia kaip ir dabar atsimenu, išsitraukiu lagaminą, jau girdžiu man už nugaros čipsi, draugės yra, žinai, ką daryti? Eilė, reikia laukti, tai taip gan tikrai. Aš, pavyzdžiui, nesiryščiau antrą kartą tam pačiam kemperiui. Su šeima, su vaikais vienoj krūvoj, taip, bet su svetimais tai ne.
Jo, turbūt labai jau stacionariai reikėtų būti, kažkokį, pavyzdžiui, kempingą, ar ne, prie jūros taip, ir tada jau taip. tik tai ateinam tik tai išsimiegoti ir daugiau viskas vyksta laukia. Tai tada taip, nes tu turi... Čia žinai, kaip išsinuomoti vieną viešbutį kambarį ir įsuoti visiems. Taip, Jo. taip. Jo, į nedidelį kambarį. Jo. Ar buvo dar kokių istorijų, kur nu, vat, norėtumėt patys pasidalinti, nežinau, kažkokia galbūt įsimintinesnė vieta, ar nakvynės, ar pačia kelionė, apskritai, kiek jūs jau turėjot kelionių, kur buvo pati ilgiausia jūsų kelionė, kur toliausiai esat nuvažiavę su pupiu? Jo, tai mes keliaujam dažniausiai kiekvieną vasarą, tokią ilgesnę kelionę pasidarom. Toliausiai su pupiu esame nuvažiavę iki Italijos. Ir turbūt tokia viena įspūdingiausių kelionių ir buvo įsimintiniausia. Dėl to, kad ten teko ir pro kalnus važiuoti, tai visokių tų iššūkių buvo. Ir atsimenu, mes norėjom labai Furla pesam, Šveicarijoje yra toks labai įspūdingas kelias, jisai visiškai yra serpentininis, taip zigzagais važiuoji ir ten yra nemažai kilimo į kalną ir mes galvojam, dar taip galvojam, bandyti ar nebandyti važiuoti pro tą kelią, nes labai norėjom patirti tą kelią, bet tikrai buvo daug abejonių ir pradėjom važiuoti. Ir taip žiūrim pro veidrodėlį, už mūsų eilė didėja, mašina didėja, nes tai žiauriai lėtai kylam į tą kalną. Jo, ten lenkti neišeina, nes aišku kelias siauras. Ir mes tokias, gal sustojam, tai tą aikštelę gal praleidžiam visus. Tai kažkaip to aikštelį iš tikrųjų ir sustojom ir likom, galvom, gal tiek to, gal nekankinkim tą savo mašinos, žiauriai dėkingai jau esam, kad jinai mus atvežė į kitų kalnų, gal jau į tos kalnus tiek to jau patys užlipsim, nebekankinkim. Ir atsimenu, buvo toks labai apsiniaukusi diena, mes sustojom to aikštelį ir mes žiūrim, kad žmonės eina ten į kalną tokiu takeliu. Ir mes tam su Daim susižvalgiam, galvom, kad mes jau čia užkilom, kad jau esam, nesvarbu, kad rūkas, galvom, gal pabandom į tuo takeliu pasižiūrėti tiesiog. Ir pradėjome lipti, ten tuo takeliu į kalną, lipam, tas rūkas sklaidosi. Ir ten taip sunkiai lipam, vis statėja ir galvom, kur mes čia einam, nieko nežinom, pasižiūrėjom, kad jo, yra, ta prasme, ten iš tikrųjų žygio maršrutas, bet nežinom, nei kur ten atsirasim. Ir užlipam, ir taip išsisklaido rūkas ir atsiveria vaizdas toks žydras ežeras, nežinau, žydresnio turbūt nesu gyvenime mačiusi. Ir kalnas, ir dar krioklys ten bėga. Toksai visiškai kaip iš pasakos vaizdas. Tai čia toksai visiškai netikėtas buvo, kur atrodo, kai susiplanuoji, nepasieki tokių vietų ir tokių vaizdų, tai visiškai netikėtai. Tai čia tokia eilinę kartą mums su Dainium pasitvirtino tas ekspromto keliavimo būdas, būtent su pupiu, kad tu bet kur sustojęs, bet jeigu netgi priverstinai sustoji, tu gali atrasti tokius nuostabius dalykus visiškai netyčia, kas suteikia labai labai daug magijos keliavimui. Arba po to pačio haiko šitoj Šveicarijoje, atsimeni, kaip pabėgom nuo audros, nuo lietaus. Ir tada atsimenu, tokie pavargę, tiesiog nulūžom autobusiukę. Ir atėjo tas audros debesis ir taip stipriai pradėjo lyt. Ir kažkaip, atsimenu, išėjau, aš nusirengiau, išėjau tiesiog į lauką. Ir tas lietus lyja ant manęs ir tos gavosi gamtos dušas. Ir tai faina, tiesiog taip mėgojasi. Bet taip stipriai lyja, kad grinai kaip dušas, kad būtų. Ir tada atsimenu, aišku, tada taip lyjo, kad pradėjo per tą mūsų autobusiuką seną bėgti viskas. Tai jie stoga mes ant su kibirais. Bėgojam po vidurį visur, viskas bėga. Jo, bet tos akimirkos tokios, jos kažkaip atrodo, gal kažko čia nėra labai įspūdingo, bet emociškai tai labai stipru yra. Ir jos jumise. Jo, jos mumise. Jo, tikrai kažkaip kiekviena ta kelionė labai daug prisiminimų suteikia tokių gražių, nes
kažkas, kad ir įvyksta ne visai pagal planą, bet labai įsimintina būna tie momentai. Kokių planų turit šiems metams su Pupiu? Labai norim pasiekti Afriką. Su Pupiu. Geras. Čia kada? Rudenį planuojam. Tai labai tikimės, kad pavyks nuvažiuoti. Kiek iš viso kilometrų jau ruošitės numinti? Vis tiek skaičiavotės, žiūrėjot? Jo, iš tikrųjų tai nesam dar tikri, iki kurio būtent taško važiuosim. Tai čia vėlgi, aš net nežinau, iš tikrųjų mes ir susiplanuosim. Turbūt turėsim tą vėlgi preliminarų planą, kur plius minus. Ir tada jau tiesiog važiuodami žiūrėsim, kaip mums sekasi. Bet turbūt ta dalis ir yra, važiuojant su Pupiu, kad iki galo mes patys nežinom. Dėl to, kad niekada nesam tikri. Man kartais ir patinka nežinoti. Jo. Aš taip jūs ir apibūdinau. Kurie keliauja spontanišku maršrutu, bet kaip suprantu, čia dabar tokia dar kol kas yra idėja. Jo, idėja. Žiūrinėjatės po truputį, kokiai trukmiai čia nusimatę esat? Vis tiek jų atostogas tikriausiai reikia iš anksto derint, kiek ta kelionė galėtų užtrukti. Važiuojant 90 km per valandą greičiu. Tai čia GPT paklausė. Ja, nusimatę trukmę, vis tiek laikotarpį. Su Pupiu taip yra, kad iš tikrųjų yra pakankamai sunku planuoti, nes niekada iki galo nežinom, kiek užtruksim. Dėl to turbūt mūsų kol kas gal ir tolimiausias taškas buvo tik Italija, dėl to, kad mums tikrai ilgai užtrunka vien ją pasiekti. Kaip tu važiuoji ir kai su mašina dažniausiai kelios dienos, kad tu jau esi Italijoje ir tu jau keliauji po Italiją. Mūsų kelionė yra, važiavimas yra mūsų kelionės dalis ir tuo turi mėgautis, dėl to, kad tu važiuoji lėtai. Tai čia tokia, kamas truputį priverstinis mėgavimasis, bet tas galbūt irgi smagu, kad tu turi to pačiu procesu pasimėgauti. Ir važiuoji keliukais tokiais, kur niekada nevažiuotum šiaip. Jo, ir mes dabar irgi planuodami šitą maršrutą irgi šiek tiek dar nežinom, kiek mums norėsis galbūt netgi likti kažkuriuose taškuose ir nebūtinai mūsų galbūt tikslas yra, Afrika, bet iš tikrųjų mes turim daug mažų tiksliukų pasimėgauti pakeliui dalykais ir iš tikrųjų galbūt ten ir sustoti ir Prancūzijos pietuose, ir Ispanijoje, ir Portugalijoje, tai čia irgi dar nesame turbūt. Šį kartą mes net nežinom, ar šitoj kelioniai užteks atostogų. Ir tai vėl užduoda tam tikrus klausimus, į kuriuos mes dar ieškom atsakymų. O vėją kartu imsit? Jo, būtinai. Geras. Tai aš labai linkiu, kad šita jūsų svajonė, idėja, noras įsigyvendintų. Dėkoju Jums ir už pokalbį, kad pasidalinot savo van life istoriją visą. Ir linkiu Jums nuvažiuoti kuo daugiau ir kuo įspūdingesnių kilometrų su Pupiu. O žiūrovams taip pat sakau ačiū. Ir primenu, kad mūsų laidą galite žiūrėti ne tik YouTube, bet ir Spotify kanale. O jei šis pokalbis Jums patiko, kviečiu mus palaikyti. Spauskite like, komentuokite po šio video įrašu ir prenumeruokite mūsų kanalą. Iki kitų kartų.